Asilė, kelkis video pragėriai, naujaką pragėriai. Einam dabar nufilmuosim. Ką nufilmuosim? Šefas skambina žvejybos laidą, reikia susukti. Žvejybos? Nu taip, žvejybos. Žvejybos laidą. Tai aišku, kad ne medžioklės. Aš sakau, kad geriau po 100 va lydeką, karočią. Už 100 už lydeką. Nu tai va, dabar tą pačią lydeką turi paimti, tik tai ne iš čierkos, o iš ežero. O tai viskas paruošta, ką žinau, nieko neturi. Nu viskas paruošta, daiktai stovi, varom. Nu davai, varom. Sveiki ribokai, su jumis šiandieną esu aš, Alanas Ešerys, ir šiandien laida Ant galo kablys. Ir kadangi žiema atėjo nesenai, mes laikomės saugaus atstumo nuo ežero, nes ledas tikrai nėra stiprus. Ir šiandieną turime labai paprastą rapalos meškerytę, viskas čia yra tvarkoje. Va paspaudžiat, va jau sukasi viskas, tikrai jinai tvirta, tokia nėra ir baisi labai, kas dažniausiai būna žvejyboje. Taip, ir čionais Wasabi firmos guminukas, kabliukas, nežinau ten kabliuką kokį mes tembelę uždėjom, svarbu, nes greit reikėjo. Čia kabliukai matote raudoni tokie slėkiukai uždėti. Čia ypač privilioja didesnės sundines ir tikimės, kad ir mums pavyks pagauti nors vieną. Ir kaip matote, svarelis, kad skęstų. Tai va, tiek apie meškerytę. Ir dar reikia aprodyti krepšį. Krepšį nieko čia gero nėra. Termusas. Tikrai laiko 100 metų jau man. 2 samteliai, nes galvojau, kad gręšit 2 skylės, reiškia negręšit, nes neįsim ant ežero. Taip, tada turiu namų raktus dar. Na šiaip daugiau nieko nesiėmiau, nes aš esu kai toks prie profų, tai man tik užmesti, išgręžti ir ramu, viskas. Ant rato nepavyko mums pagauti undinės, tai reikės surizikuoti ir lipti ant ledo. Taigi atėjome jau ant ledo, įsigręžėme skylę, čia firiukas yra, viską turim ir pradedam žvejybą. O, kažkas iškybo. Op. Eik tu sau. Nutrūko. Ledas sutrūkdė pagauti. Reikia pravalėti. Buvo jau užkibus tokia visai nebloga undinė. Į ešerį panaši. Taigi, šiandien baigiame laidą su tokia gaida, kad nieko nepagavom. Labai liūdna, aišku. Nekybo, tiesiog nesėkminga diena ir panašiai. Ir susitiksime kitose video. Čiau.